Marko sunkvežimis vežė žaibą McQueen ir jie abu nukrito tiesiai į tą vandens telkinį. Taigi aš atsinešiau savo G ir magnetą, kad čia galėčiau žvejoti su magnetu. Bet dabar turime pažiūrėti vaizdo įrašus, kad sužinotume, ar tai tiesa, ar melas. Bet tada pamačiau šį vaizdo įrašą. Pažiūrėk, tai tikras Markas, o tikrasis žaibas McQueenas įvažiuoja į jį ir jie yra realiame gyvenime. Ir kas nutiko toliau? O, šie garsus tuninguoti automobiliai. Man jie labai patinka. Ir čia matome Marką. Marką, kuris veža žaibą McQueeną. Ta pati scena, kurią matėme filme. Taigi, tai buvo tikra. Ir tada nutiko kažkas blogo. Jie nustūmė jį tiesiai į tą vandens telkinį. Tai labai blogai. Taigi, jei viskas tikra, Markui ir McQueenui gali prireikti mūsų pagalbos. Ir dabar matome, kaip kažkas balto iškyla iš vandens. Ir mes matome raudoną ženklą, ant kurio parašyta Rust is. O Dieve, žinau, tai yra McQueeno stogo viršus. Pažiūrėkite nuotrauką. Taip, ant jo stogo baltais rašmenimis parašyta Rust Easy. Taigi visa tai gali būti tiesa. Markas ir McQueenas yra po vandeniu. Turime tęsti žvejybą su magnetu, kad juos išgelbėtume. Pažiūrėk, koks didelis šis povandeninis radinys, nes Markas yra labai didelis sunkvežimis. Taigi jis turi būti sunkus. Bet turime paskubėti, bandydami jį surasti po vandeniu, vaikinai. Gerai, pažiūrėkime, ką dabar pagavome su savo magnetu. Oho, atrodo, kad kažkas sunkus. Pažiūrėkite, kaip mano virvė įtempta, vaikinai. Tai gali reikšti, turime visą sunkvežimį. Taigi, kad ištrauktume Marko sunkvežimį ir McQueeną, naudosime mano pikapą. Pririškime virvę su magnetu čia. Taip. Pirmyn, važiuojam. Taip, mano pikapas. Pirmyn. Jis išlenda iš vandens, vaikinai. Kažkas raudono išlenda iš vandens. Pažiūrėkite, ką mano galingas magnetas ištraukė. O Dieve, tai tikroji sunkvežimio šoninė dalis. Čia yra numeris 95. O čia buvo žaibas. Taigi, vaikinai, čia yra Mako šoninė dalis, kuri atrodo lygiai taip pat kaip ir ta. Vaikinai, čia yra sunkvežimio durys. Jos atsidaro ir užsidaro. Pažiūrėkite, kaip stipriai jos sugadintos. Ši dalis yra labai sunki. Tai reiškia, kad visas Markas ir galbūt Markas Vin yra po vandeniu. Pažiūrėkite, koks jis didelis. Tai yra tikrosios Marko dalys. Jis turi lygiai tokį pat baltą stogą ir šoninės dalis. Taigi galime manyti, kad visas Markas buvo po vandeniu. Turime tęsti žvejybą su magnetu, nes tai labai galingas sunkvežimis. Taigi, galbūt dar turime laiko juos išgelbėti. Tad nešvaistykime laiko ir meskime magnetą. Aš kažką labai sunkaus pagavau. Taigi tai vėl gali būti sunkvežimis. Nežinau, ar tai visas sunkvežimis, ar tik jo dalis, bet tikrai jaučiu kažką ant savo magneto. Kažkas raudono. Matome, kad kažkas raudono išlenda. O Dieve, kas čia? Ne. Aš jį pametėjau savo magnetą. Dabar turime mesti į tą pačią vietą. Taip, vėl pagavau, kažkas raudono, aš matau tai. Rosas rastas numeris. Palauk. Tai automobilio variklio dangtis? Tai neįmanoma. Bet vaikinai, Šis radinys atrodo keistai. Tai neatrodo kaip sunkvežimio dalis. Tai labiau panašu į Marko McQueeno, žaibo McQueeno automobilio variklio dangtį. Taigi tai ne Makas. Tai gali reikšti tik viena. Žaibas McQueenas buvo Mako sunkvežimio viduje. Taigi jie abu vis dar po vandeniu. Aš buvau teisus ir jiems abiem reikia mūsų pagalbos. Pirmyn! Mes turime labai mažai laiko. Bet vaikinai, aš žinau apytikslę vietą, kur buvo rasti visi telefonai. Taigi dabar aš galiu kažką matyti ir kažką jausti. Mes matome burbuliukus. Tai reiškia, kad kažką pagavome. Oho, kažkas balto išlenda. Palauk. Markai? O Dieve, aš žinau, kas tai yra. Tai yra priekinė sunkvežimio dalis. Ir čia parašyta Markas. Taigi smūgio į vandenį metu Markas buvo suskaldytas į dalis. Tai beprotiška. Tai tik dalis priekinės sunkvežimio dalies. Bet čia parašyta Markas. Taigi Markas yra po vandeniu kartu su žaibu Marku McQueenu. Palauk, mano brangusis Makai, aš tave išgelbėsiu. Aš išgelbėsiu Mako sunkvežimį. Aš jį surasiu po vandeniu. Ir vaikinai, jei jums patinka automobiliai, nepamirškite paspausti patinka šiam vaizdo įrašui. Paspauskite patinka dabar ir mes išgelbėsime visus personažus. Ir nepamirškite prenumeruoti, jei jums patinka mano nuotykiai. Ei, vaikinai,
Tai beprotiška. Aš vėl galiu ištraukti kažką labai sunkaus. Kas tai, vaikinai? Pažiūrėkite į mano virvę. Mes kažką pagavome ir tai judina žemę. Palaukite, ką? Palaukite. Kažkas metaninių išlenda iš vandens. Tai labai keistas radinys, vaikinai. Tai automobilio durys. Dar kažkas. Tai lenktynių vėliava, kurią mėgsta visi automobiliai. O dieve, aš taip mėgstu ratai filmus, nes mėgstu lenktynės. Bet kas tai per durys? Tomas Materis. Tai Materio duris. Materis buvo finišo linijoje. Jis dalyvavo kažkokiose lenktynėse dėl Makvino. Taigi Makvinas ir Materis buvo kartu puodelio viduje. Vadinasi, jie abu yra po vandeniu. Tai reiškia, kad neturime laiko. Turime juos visus išgelbėti. Visi šie radiniai tokie dideli ir atrodo tikri, lyg automobiliai egzistuotų tikrame gyvenime. Bet kaip tai įmanoma? Vis dar turiu abejonių dėl to. Taigi, tęskime ir meskime magnetą, kad išsiaiškintume. Bet vaikinai, ar prisimenate šios avarijos priežastį? Ten buvo patobulinti automobiliai, labai greiti ir įsiutę automobiliai. Ir dabar jaučiu, kad pagavau kažką su jais susijusio. Ei, pažiūrėk! Oho! Tai šaunu! O dieve, ar žinai, kas tai yra? Tai labai gražus ir blizgantis, galingas išmetimo vamzdis. Pažiūrėk, koks jis didelis. Tik gerai sureguliuoti ir greiti automobiliai turi kažką panašaus. Tai labai didelė ir gražiai sureguliuota dalis. Bet tęskime paieškas, kad rastume dar daugiau tokių dalykų. Padėk čia. Eina, dar vienas metimas ir dar vienas pagavimas. Taip. Štai, dar viena dalis. Oho, ji taip pat labai ryški ir graži. Pažiūrėkite į šią šaunę neoninę spalvą. Taigi dabar, vaikinai, galiu manyti, kad tos dvi dalys priklauso tiems automobiliams, kurie padarė šį blogą nusikaltimą. Kas įstūmė Maką į tą vandens telkinį? Bet tai yra mano mėgstamiausia filmo dalis, atvirai pasakius. Taip, tai mano mėgstamiausia dalis. Žiūrėkite, Makas pradėjo snausti. Ir tada, taip, jie atvažiuoja. Tie šaunūs, patobulinti automobiliai. Aš juos labai myliu. Šitas yra violetinis, kaip ir ši dalis, vaikinai. Pažiūrėkite į jo ugnį iš išmetimo vamzdžio. O šitas yra geltonas. Jis taip pat turi labai galingą išmetimą ir daug spoilerio. Taigi jis turi tą patį kaip ir jų dalis. Esu tikras. Aš nežinau tų šaunių tuninguotų automobilių pavadinimų. Bet jei jūs žinote, drąsiai rašykite komentaruose. Bet tik jei esate pakankamai protingi. Taigi, tie du yra susijęs su ta tragedija. Taigi, Markas Makvinas ir Materis yra po vandeniu dėl jų. Taigi, galbūt šiandien pamatysime visus šiuos šaunius, populiarius personažus tikrovėje. Aš vis dar netikiu. Taip, pažiūrėkite, kaip mano virvė įtempta, vaikinai. Taigi, mes turime Maką ir, manau, galime jį ištraukti iš vandens. Ne, negali būti. Vėl išjungiau. Bet matau ir jaučiu kažką ant savo magneto. Vėl kažkas raudono. Kas čia vyksta, vaikinai? O diena, tai labai didelis ir tvirtas automobilio kapotas. Tai tikrai yra Mark sunkvežimio dalis. Vaikinai, pažiūrėkite, koks jis didelis. Taigi mes radome beveik visą sunkvežimį. Mes ištraukėme visas šias dalis iš vandens. Ir pažiūrėkite, čia yra sunkvežimio kapotas. Padėjau jį šonu, kad parodyčiau jums, jog šios dalys prie Mark idealiai tinka būtent čia. Taigi taip, tai yra vieno sunkvežimio dalys. Markas ir jo draugai vis dar yra po vandeniu. Jei tai tikra, tai labai keista. Turime tęsti magnetinę žvejybą dabar pat. Ir jei vis dar žiūrite, užsiprenumeruokite mano kanalą dabar pat. Nu pirmyn, tęskime magnetinę žvejybą. Turi būti kažkas. Turime surasti sunkvežimį, Makviną, Materį ir kitus personažus. Ne, vėl. Aš kažką išjungiau. Turime paskubėti. Oho, kažkas raudono. Tai tiesiai prie kranto. Palauk. Oho, rastyzį. O dieve, vaikinai. Pažiūrėkite į tą daiktą. Tai yra žaibo Makvino spoileris. Taigi, tai yra žaibo Makvino galinė dalis. Tai jo garsusis spoileris. Pažiūrėkite į nuotrauką, vaikinai. Taigi, tai tikrai jo dalis. Kas tai? Kas buvo po spoileriu? Ką Makvinas slėpė? Ką jis vežėsi? O dieve, tai yra apdovanojimas. Ir čia parašyta Piston Cup. Taigi, manau, Materis ir Makvinas planuoja lenktyniauti. Ir jie planavo dalyvauti čempionate, tiesa, bet abu jie buvo panardinti po vandeniu. Viskas dėl tų kvailų apgavikų, kurie pastūmė Marką ir dabar visi yra po vandeniu. O dieve,
nežinau, ar dar turi laiko. Nežinau, ar kas nors kaip Žaibas Makvynas, Meiteris ar Markas. Ar kas nors dar gyvas? Vienintelis būdas tai sužinoti - tęsti magnetinę žvejybą. Na, vyrai. Na, pirmin, turime išgelbėti Makvyną ir Maką. Jie yra po vandeniu. Ir vėl, taip vyrai, sakiau jums, kad žinau apytikslę vietą, kur jie yra. Ir vėlgi, jaučiu kažką ant savo magneto, tiesiai ant virvės dalo. Dar vienas raudonas daiktas. Ne, palauk. Ei, mes čia matome žaibą, bet ne 9, 5 ar 6, 7 ar kažkas panašaus. Taigi vyrai, kaip tai susijęs su Mak? Nes nėra paveikslų, kurie atrodytų kaip Mak. Šis radinys toks mažas, jis nesusijęs su Mak. Pažiūrėk, koks didelis Makas! Jis milžiniškas sunkvežimis, tiesa? Tai tik maža dalis, bet tai nėra Žaibo Makvyno dalys. Kas čia parašyta? Vakarėliai, animatoriai, automobiliai. Tai kažkaip susijęs su automobiliais ir vakarėliais, kokio tipo vakarėliai. Bet mes galime paskambinti šiuo numeriu ir išsiaiškinti. Padarykime tai dabar. Galbūt jie ką nors žino. Galbūt jie žino, kaip išgelbėti ir padėti Makvynui ir Makui. Galbūt jie žino, kaip viskas įvyko. Paskambinkime jiems dabar. 2 6 9 5 5 5 0 1 0 0. Skambinkime. Labas. Labadiena, vakarėlio agentūra. Kaip galime jums padėti? Vakarėlių agentūra? Jūs iš vakarėlių agentūros, taip? Taip, teisingai. Gerai, bet kodėl? Radau daug automobilių ir automobilių dalių po vandeniu. Ir tada radau jūsų numerį. Pasakykite, ar jūs kaip nors susiję? Susijęs? Su kuo? Palauk. Tu nori pasakyti, kad radai rekvizitų vakarėliams. Rekvizitai? Automobilių rekvizitai? Taip, rekvizitai vaikams, pasirodymams, Makvynas, Maktrek, automobiliai. O dieve, rimtai? Tu rengsi vaikų vakarėlį apie automobilius? Vaikų vakarėlį? Taip ir yra. O dieve, taip, radau! Galiu tau atsiųsti vietą. Ten gali būti daug automobilių dalių ir įvairių detalių aplink vandenį. Ir taip, radau marką! Milžinišką marką iš automobilių. Gali jį paimti. Ačiū už pagalbą, ponė. Viso gero. Gerai, nėra už ką. O dieve, Vaikinai, ar galite įsivaizduoti, kas ką tik įvyko? Visa tai nėra tikra. Aš sakiau jums. Sakiau, kad mačiau, jog tai kažkokia klastotė. Taigi tai susijęs su automobiliais. Bet visa tai tik vaiko vakarėliui. Jie rengė teminį vakarėlį susijusį su automobiliais. Todėl ir radome tiek daug rekvizitų. Tai tik vakarėlio rekvizitai, dėja netikri automobiliai. Bet vis tiek, pažiūrėkite, kiek visko radome. Visi šie daiktai susijęs su išpuoselėtais automobiliniais striukais. Viskas, kas susijęs su Žaibu Makvynu ir pačiu milžinišku Maku. Taip, jis toks didelis. Visi šie radiniai verti jūsų patiktuko, tiesa? Tad paspauskite jį dabar ir prenumeruokite mano kanalą. O gal ateityje rasime tikrus automobilius tikrame gyvenime. Mano vardas yra Lovas. Ačiū, kad žiūrėjote. Oho, tai buvo nuostabu. Žvejyba su magnetu. Man tai labai patinka.